Dabar mūsų scenoje yra gerbiama Andželika Cholina, režisierė, choreografė, baletmeisterė, šokio teatro ACH steigėja ir meno vadovė. Ir pokalbis vyks tema apie meną įveikiantį mirtį. Pokalbio moderatorė Violeta Skinderienė. Labadiena, gerbiama Andželika. Pirmiausiai padėkosiu Jums už skirtą laiką mums ir patikėjimą, kad ta tema, kurią kalbėsime šiandien, yra prasminga. Andželika, šiandien kalbinsiu Jūs ne tik kaip pasaulinio garso meistrę meno pasaulyje, bet pirmiausiai kaip žmogų. Ir kaip žmogų aš turiu omenyje ne Jūsų asmeninį gyvenimą, bet kalbu apie vidinį pasaulį, kuris yra kur kas didesnis ir svarbesnis negu asmuo. Teko pastebėti, kad ne kartą savo pasisakymuose pabrėžėte, jog visgi Jums svarbiausia yra gyvenime tapti geresniu žmogumi. Menas, ypač teatras, turi galią veikti žmogų, įkvėpti jį arba atvirkščiai. Kokią įtaką menas turi žmogaus vertybių formavimui? Gali ir jokios neturėti. Čia mane visi girdit? Jo? Aha, gerai. Nežinau. Gali tikrai ir jokios neturėti, todėl kad aš negaliu atsakyti į šitą klausimą, todėl kad aš pati nesuprantu, kas yra menas. Ir gal tik galiu taip nujausti, kad menas atsitinka tada, kai tu palieti kito žmogaus vidų. Ir kai tu kalbėsi būtent su kito žmogaus vidumi nekalbėdamas, per pojūčius, per jausmą, per... suprantat, sunku paaiškinti iš tikrųjų. Ir čia labai neapčiuopiamas dalykas iš tikrųjų yra. Ir aš niekada net nevadinu savęs menininkė šiaip jau. Todėl kad, kaip aš galiu vadinti save to žodžiu, jeigu aš nežinau, kas tai yra. Tai aš apie save sakau taip, kad aš moku statyti spektaklius. Bet ir viskas. Dėl to, kad pakelkit rankas, kas buvote mano spektakliuose. Bet ne visi. Gerai čia. Jo, matot, o man jau atrodo, kad mano spektakliuose buvo visa Lietuva. Ačiū Dievui, kad dar ne. Ateikite būtinai. Tiesiog ką noriu pasakyti, kad kai tu statai spektaklį, tai atrodo, kad toks yra tikslas. Kaip čia? Taip padaryti tai, taip sukurti tą scenoje iliuziją ir šokio kalba perteikti mintį, kad tada suprastų žiūrovas. Tai o čia ar tai yra menas, ar ne, aš nežinau, aš vis prieš visokius pavadinimus. Kūryba? Irgi ne man žodis. Aš tiesiog sakau, aš darau, ką aš jaučiu ir ką moku. Viskas. Čia mes truputėlį kalbame apie kokia yra meno paskirtis, arba to, kai darai, ką jauti, ko negali nedaryti. Žinot, kaip aš galvoju, kad talentingas žmogus gali šiaip viską daryti gerai. Tai čia aš ne apie save apskritai, nes yra labai daug talentingų žmonių. Ir tiesiog aš pastebėjau tai, kad žmogui reikia dažniausiai tik tai tokios kaip čia drąsos ir kadangi tikrai ne visi turi įgimtą pasitikėjimą savim,
pavyzdžiui, kaip aš. Tai reikia tokio, jam subalansuoti tą pasitikėjimą savimi, ką aš beje labai mėgstu daryti, nes tada vyksta tokie atsiverimai žmoguje ir ar tai yra apie meną ar ne, tiesiog atsiverimai. Tai visa tai, kas yra daugiau, kaip čia, virš žmogaus, tai, nežinau, yra labai gražu, gerai, paveiku. Tai gal, tai ir tada tokios ir būna meno apraiškos, nežinau. Tai va. Ačiū. Ir aš kaip tik ir mąstau, ar grožis, meilė, bendražmogiškosios vertybės, mene tarkim, ar jos gali būti atskirtos ir tiesiog menas be šito, ar vis tik ir būti senamadiška ir nebereikalinga, ar vis tik tai yra to kūrybos, to, ką iš savęs kuri būtinoji dalis, neišvengiama. Aš tik apie save galiu šnekėti. Taip. Tai man apskritai atrodo, kad tai yra tokia esmė ir tai niekada neturi pavirsti žmogaus sąmonėje į banalybę, pavyzdžiui, tie žodžiai. Meilė, grožis, pagarba. Dėl to, kad be šito nepasidaro nieko, jokioje srityje. Tiesiog nepasidaro ir viskas. Ir šiaip šiam laikmetį aš pati, jisai baisus, tiesa, dabar. O baisus todėl, kad aš tikrai negalvojau, kad mes iki tokio dalyko, kad sulauksim tokių laikų. Todėl, kad viskas prasidėjo nuo kažkokių ribų perženginėjimo ir pradėjome kažkur mes, nežinau, ristis. Tai ir nebėra tos etikos vertikalės, kuri yra esmė visko. Ir tai jau aš nekalbu iš vis apie dalykus, kurie atrodytų turi būti tarp žmonių savaime aiškus, kaip, nežinau, meilė, pagarba. Jo. Ir gaunasi, kad jeigu tu pats tai supranti, kad bet kokio veikimo pagrindas tai yra, tai tu savo pasaulyje gali to nepamiršti ir tuo pagrindu kurti savo veiklą. Pavyzdžiui, mano teatre tai yra esmė iš vis. Mūsų net, kaip mes teatre visą laiką sakom, kad svarbiausia yra žmogus. Ir tik tada gali įvykti kažkokie atsiverimai ir kurtis apskritai kažkokia jėga scenoje. Kai tu su kitu paprasčiausiai bendrauji tuo pagrindu žmogiškai, su meilė ir pagarba. Tai aš taip norėčiau, kad niekada tai nenueitų į antrą planą jokį. Ir kad, aš nežinau net kaip tą padaryti, kad tai būtų visada esmė. Bet kokios kartos, nes dabar irgi, kadangi aš turiu savo klasę, tokią gan didelę, aš nežinau, net ne klasę, mes vaidinam jaunimo trupę, tai ateina, pas nemokinasi tiesiog daug nuo mažų iki didelių, ta prasme, nuo 9 metų iki 18. Man labai įdomu stebėti, pavyzdžiui, juos, kokie jie yra, nes aišku, kad aš suprantu, kad tai yra visai kita karta ir kad jų galvose visai, kaip čia, kitos vibracijos, nežinau, kitas principas mąstymo. Ir man labai įdomu yra iš jų ne tik juos mokinti, bet iš jų ir mokytis pačiai. Dėl to, kad jie man atneša laikmečio pojūtį, kuris yra labai svarbus. Nes kadangi, žinot, kaip režisieriaus profesija yra esmė kokia, kad jis turi aplenkti laiką. Tada jo darbas bus visada aktualus. Tai va, ir per ką tu gali tai padaryti? Per vaikus. Ta prasme, per
per tuos, kurie, sakykime, šiuo atveju domisi baletu, šokiu ir ateina pas mane. Tai aš, pavyzdžiui, jų neskirstau į mažus ir didelius. Čia kalbant apie tai, kaip apskritai, kaip aš naudoju tas savokas meilė ir pagarba. Tai nėra mažo vaiko ir nėra didelio. Jie nesiskirsto mano sąmoniai taip. Aš juos identifikuoju kaip brandi siela arba ne, arba mažiau. Nes, jūsgi žinot patys, kaip būna, pavyzdžiui, ten pas mane klasė yra, nežinau, kas matėt jaunystę, toks spektaklis. Tai ten to jaunystėje šoka toks, pavyzdžiui, Martynas. Toks 9 metų vaikas. Ir susitikusi su juo, aš jį ten išsikrapščiau iš jo navos. Sprantat, pamačiau, reiškia, plakate berniuką su tiesiog, kadangi, aš vis tiek skanuoju, žinot, kaip atsistoja ten vaikas, ar aš jau galiu pasakyti, jis baletui tinka ar ne. Ir nuotraukoje aš jį pamačiau ir supratau, kad tai yra tiesiog gimęs tam vaikas, bet nežinau, ir jisai tai žino, kad jis tam gimęs. Tai aš jį išsikrapščiau pas save. Ir toks pavyzdys, kad, žinot, kaip ateina 9 metų vaikas, kuris nebuvo mokintas dalykų. Ir jisai viską intuityviai žino ir supranta. Jis žino, kaip elgtis repeticijoje. Į jo galvą telpa tokie kiekiai teksto, kad jisai šoka dar vienam spektaklį, Karalių pasakoj, šoka Čiurlionį mažiuką. Suprantat? Ir tas visas progresas, mano vienintelis tikslas yra jo nesugadinti. O sugadinti galima pradedant draskyti jo vidų, suprantat? Tuo elgesiu be meilės ir pagarbos. Tai čia prasideda visada visos problemos. Ir tada toks, žinot, kaip jeigu mes nuo vaikų pradedam su jais elgtis kaip su kažkokiais žemesniais, nesuprantančiais ar ten, tai tas už tai ratas, kuriame mes esam dabar, tas baisus. Mes patys užauginam kartą, kuri nieko nemyli ir nieko negerbė, suprantat. Tai ir ypatingai dabar šiais laikais, man atrodo, nėra, jauna karta neturi autoritetų, nes viskas yra aplink juos. Ir aš nesakau, žinot, kad kažkoks laikas yra geras, kažkoks blogas, ne. Tiesiog mums, kaip čia, lemta gyventi tam tikram laike ir viskas. Ir tu tiesiog turi tą priimti ir grįžtant į jūsų klausimo pradžią, tapti geresniu žmogum. Man atrodo, kad esmė yra, ir ar tu per meną, ar per matematiką jo tapsi, nesvarbu visiškai. Nėra gydančio dalyko jokio, man atrodo. Tiesiog tu pats kasdienybėje turi išsikelti uždavinius, kad bet kokia, pavyzdžiui, situacija, kuri su tavim atsitinka, bloga, pavyzdžiui. Bet kad tu ją išspręstum, dabar taip nuskambės, aš suprantu, kad taip kažkaip, bet tarsi tu turi elgtis taip, kaip elgtųsi Jėzus. Suprantat? Idealą. Paprastoj, kažkokioj situacijoj, kad išspręsti ją išmintingai, taikiai, būdais, žmogiškais. Suprantat, pas musgi kaip? Jūs žinot, kaip pas mus. Jo, ir ypač dabar, kai tiesiog tas varimas ir toks, net jau nežinau, kokius žodžius čia panaudoti iš tikrųjų. Kaip tai visą tai išbujoja. Ir kaip jums atrodo, man tai aš tragediją jaučiu tame, kad o kaip visą tai sustabdyti? Kaip dabar visą tai sustabdyti, kas yra, kas vyksta žmonijai.
nu, apskritai. Sustabdyti vargu ar kažką įmanoma, bet galbūt pakreipti kitą linkmę. Jungiklis. Suprantat, man atrodo, čia dabar reikia sustabdyti. Čia jau su tais pakraipimais, žinot, kaip. Čia tiesiog jau, man atrodo, jau mes taip kažkur toli nuėjom, kad nes labai daug dalykų blogų tapo norma. Suprantat, paprasčiausia norma. Karas tapo norma irgi. Nors šiaip įdomu, kad mes irgi tokie, žinot, vat, kai dabar tas karas šalia arti yra, tai mes jau čia atseit kažkaip visi taip įsitempę. Bet šiaip pagalvojus, kad po antro pasaulinio karo, žinot, kiek taikoje buvo pasaulis? Taikoje apskritai. 10 dienų. Kiek? 10 dienų. 60 dienų. Nu, galite įsivaizduoti, kad visą laiką visur, kur nors vyksta tai, kas vat, vyksta dabar šalia mūsų. Ir jeigu pas mus tai ateis, aš tai nenustepsiu visiškai, mes prisiprašėm. Suprantat? Nu, nes yra kažkokios aukštesnės jėgos, mes tiek generuojam tų minčių apie tai, tiek yra to negatyvo pilama. Tai tokie, aš visą laiką įsivaizduoju, kad tai yra kažkokie, kaupiasi tokie juodi debesius, suprantat? O Andželika, aš ir norėčiau paklausti jūsų, vat, būtent ką daryti. Tarkim, jūsų spektaklis jaunystė, ar ne, jūs paliečiate labai jautrias šeimų, vaikų santykių temas, ar ne? tą darote subtiliai ir pati vadinate savotišką terapiją. Na, žiūrovams ar ne, ir aktoriams. Kaip meninė forma kalbėti apie sudėtingus gyvenimo aspektus, tokį kaip transformacija, krizės, mirtis, skausmas, bet neužkrėsti žmogaus protą va tomis negatyviomis, neįgiamomis mintimis, jas nesėti, o kaip tik išvesti iš jų. Žmogus nėra visagalis sielos daktaras. Suprantat, mes vis tiek visi turim pradėti nuo savęs ir save matyti iš šono ir savo kažkaip leisti veikti arba neleisti. Nes čia, žinot, kaip, atvesi tu į teatrą, ten nežinau, žmonių, ir kas. Aš visą laiką, žinot, kaip galvoju, kad tai aš nežinau, dėl kokių priežasčių vaikšto į mano spektaklius. Pavyzdžiui, gal dėl to, kad madinga. Aš nežinau, aš visai nesureikšminu, taip sakant, savęs. Bet aš visą laiką pagalvoju, kad jeigu toj salėje bus nors vienas žmogus, kuris pamatys, kas vyksta scenoje ir norės kažką pakeisti savo gyvenime, tai bus labai didelis pasiekimas. Tai va, bet ar menas turi tokią galią, aš jau nebežinau. Todėl, kad yra labai didelė pasiūla visko. Ir anksčiau, žinot, kaip buvo teatras ir daugiau nieko. Aš nežinau, man tai daug metų, aš dėl to taip šneku. Aš tik gerai atrodau, šiaip tai man tai, žinot, kaip 100 metų. Tai jo, tai aš dėl to jau taip sakau apie tuos laikus, bet iš tikrųjų tais laikais, pavyzdžiui, nežinau, ar aš atsimenu kas nors, kaip, pavyzdžiui, vat, į jaunimo teatrą, kad papult į Nekrošiaus spektaklį, stovėdavo naktį eilė. Įsivaizduojat? Buvo tik 3 restoranai, pavyzdžiui, Dainava, Palanga ir Neringa. Va, suprantat? Tarsi, nebuvo nieko. Ir teatras buvo iš esmės tikrai tokia, ta vieta, tokia sielos bažnyčia. Ir, pavyzdžiui, dabar aš nežinau, ar tai yra va taip. Gal tai yra laiko praleidimas prieš restoraną. Suprantat? Arba po restorano. Suprantat? Tiesiog, dar kažkur nueisim, pavyzdžiui. Aš tikrai nežinau. Ir nes aš tik tai žinau, kad aš turiu daryti tokius stiprius spektaklius, kad tarsi, tu nepaveiksi šiais laikais žmogaus, nes dabar tu
turi padaryti labai daug veiksmų. Visų pirma, reiškia taip, savo tuo, reiškia reginiu, tuo veiksmu, tu turi taip, visų pirma, kad jisai užtiltų atėjęs, kad jisai, reiškia, pasidėtų telefoną, išsijungtų jo, tada, kad jis pakeltų akis į sceną, tada tu turi, reiškia, dėl ko visą laiką, sako, kodėl tavo spektakliuose pradžios visą laiką tokios, kaip lik su kolu per galvą trenktum. Nu tai tik todėl. Konkuruoti telefonus. Kad reikia iš tikrųjų to atgręžti, tiesiog, kad atgręžti žmogų į veiksmą. Bet, žinot, atgręžti, tai čia dar nieko negarantuoja niekas. Tu turi jį išlaikyti, jo dėmesį. Tu turi sukurti scenoje tokią iliuziją, kad jis persikeltų ten. Vat jisai persikeltų ir pradėtų, reiškia, kad jam būtų svarbu, pavyzdžiui, to personažo likimas. Arba to kito. Ir kad jis matytų, reiškia, tas situacijas, juose atpažintų save. Nežinau, ar tiesiog matytų gyvenimą, suprantat? Tai va tik tada tas menas gali paliesti, nors aš nežinau, ar tai vadinasi menas. Man rodo, labai daug kas šiais laikais pradeda iš kito galo, sako, aš menininkas. Nu ir kas, suprantat? O kas po tuo? Ir kam reikalingas toks menas? Tai aš apsidraudžiu, aš nevadinu savęs taip. Tai prasme, kad tikrai aš tiesiog darau, ką jaučiu. Tai vat nukrypomės vėl tiesa. Ne, Andželika, tiesiai į 10. Ir aš galvoju, jūs kai sakote, juk kūrėte darote tai, ko negalite nedaryti. Ir... Ne, oi, žinokit, labai galiu labai nieko nedaryti. Nedaryti. Tikrai. Jo, žinokit. Kūrėjas, jo kūriniai įgauna kūrėjo pasaulį. Ir manau, kad tai labai traukia žmonės į jūsų spektaklius. Aš tiesiog šiaip galvoju, kad tu negali imtis režisūros, jeigu tu neturi savo pasaulėžiūros. Vat negali. Reiškia, privaloma turėti pasaulėžiūrą. Nu, čia nuo to reikia pradėti, nes tu turi turėti ką pasakyti. Nu, įsivaizduokit, kaip susikūrė teatras iš vis, jo. Vat čia, žinot, nereikia filosofijų, vat labai viskas paprasta, įsivaizduokit, reiškia, kad yra scena, taip, ant kurios, reiškia, kažkas ateina, atsistoja ir sako kažkokią tai tiesą, taip. Tai tu turi turėti ką pasakyti visų pirma. Taip. Tai tam, kad kiti norėtų tavęs pasiklausyti. Bent 3 minutės. Nes tik tai tiek žmogus išlaiko dėmesio, po to jam būna, pavyzdžiui, jeigu neįdomu, tai nebeįdomu. Tai va, tai vėl nukrypau. Nenukrypote, aš papildysiu apie istoriją. Seniau apskritai teatro ištakos juk buvo sakralinių misterijų dalimi. Tai yra esmė, jūs ir paminėjote, kad pirmiausiai nuo to pradedama. Ačiū Jums. Aš toliau turiu klausimų. Meno žmonės, kurie yra susikūrę galimybės realizuoti savo kūrybą, Lietuvoje ar pasaulyje, nesvarbu, įgyja autoritetą ir panašiai. Kaip jie, tokie milžinai, galėtų įtakoti šios naujos kartos formavimąsi, ją ugdyti? Niekaip, todėl kad ta įtaka jinai arba pasidaro savaime, arba ne. Tu čia nieko nesugalvosi ir man iš vis ten tie visi mokytojai ir tie gurų ir ten tokie savamoksliai, suprantat, ne. Jeigu žmogaus eina, mes, man atrodo, šiaip neįvertinam to tokios mistinės žmogaus prigimties pusės. Pavyzdžiui, jums neatrodo, kad jūs, kai gimėte, jūs atėjote su kažkokiom žiniom. Nu, va tiesiog. Iš kažkur žinot kažkokius dalykus, pavyzdžiui. Vieni labiau žino vienus dalykus, kiti kitus. Ir kad mes esam tik tęsinys kažkoks ir vat reikia tai savyje atpažinti ir tuo dalintis. Ir šiaip tai tikrasis dalinimasis turi vykti nemokamai. Suprantat? Nes jeigu tu imi už tai pinigus, tai jau čia dar kažkas kitko yra, nežinau. Tai aišku, žinot, idealus atvejis. Aš už tą dalinimąsi. Suprantat? Bet vėl nukrypau, jaučiu. Ne, jūs labai viską gerai. Ar nukrypom? Tikrai kažkaip.
Mes Jo. visas salė prieštaraujam, jūs nenukrypote, Gerai. labai įdomu. Gerai. Tai jūs ir paminėjote, kad dėl formavimas, tai gal galim kažkiek tai tą sąlygą sudaryti. Juk, Ne, žinokit, juk jūs taip pat klausotės muzikos klasikų, Bacho, žinau, labai mylite. Tai juk tai yra tai... Žinot, dėl ko aš paėmiau, kodėl jaunystės visa muzika yra Bachas. Todėl, kad kažkas man kažkada pasakė, jeigu nežinai pagal ką statyti, imk Bachą. Ir visada pataikysi. Suprantat? Jo. Aš ir paėmiau. Tai. Kitas dalykas, išgirsti tą muziką. Tai va, tai čia jau yra kitas dalykas. Bet kad joje yra viskas. Suprantat, joje tiesiog yra viskas. Yra visos gyvenimo spalvos ir atspindžiai. Ir ten yra tiesiog viskas. Tik reikia išgirsti ir va, perkelti sceną. Viskas. Daugiau nieko nereikia daryti. Tai va. Tai dėl tų autoritetų tokių, žinot kaip, yra aišku žmonės, kurie virsta į figūras, jo, kur bet tai dėl to, kad per juos eina šviesa kažkokia, aš nežinau. Ir nebūtinai, suprantat, mes matuojam neteisingais dalykais, va, tai kiek tu pastatei spektaklį, aš nežinau ir žinoti nenoriu. Daug, ir kas, suprantat. Bet tu kiekvieną kartą statydama spektaklį, tu turi vėl save iš naujo įrodyti. Tavo krūvis tas, reiškia, negarantuoja nieko, kad tu, pavyzdžiui, ateisi ir tu padarysi gerai. Tai kitas klausimas, kad, reiškia, aš gudri, aš nepradedu spektaklio, nežinodama, kad aš jį padarysiu gerai. Tai va, čia mane gelbė. Tai, bet jo. Nekrošius yra figūra, va šiandien kažkaip jį prisiminėm, tai va irgi įsivaizduokit, buvo toks režisierius, kuris, neišsemiamas ir neišsenkantis. Kur atmintis apie jį? Tai va tik tai. Ir viskas. Ir taip, kad visi tie medaliai, paminklai, gatvių pavadinimai, suprantat, niekas neturi jokios reikšmės. Čia yra žmonių sugalvoti kažkokie simboliai, kurie klaidina jaunus, kad siekiamybė turi būti tai. Aš turiu gauti premiją, reiškia, aš esu geras. Ne. Suprantat? Tai mat. Tai turi tavyje būti... Kitas motyvas. Ne. Tavyje turi būti šviesa, kuri kitam žmogui nušvies kelią. Arba pašvies kelią. Viskas. Labai dažnai tikrųjų menininkų darbai, Andželika, žinote, dulėja jų dirbtuvėse. Vėl tie menininkų, toks sąlyginis žodis, kūrėjų. Arba sulaukia pripažinimo tik po jo mirties. Kai tuo tarpu šiuolaikinio meno centruose eksponuojami įvairūs, atsiprašau, klozetai ir panašus dalykai, o į juos pasižiūrėti plūsta daugybė lankytojų. Ir tie panašus kūriniai, vadinkim, neretai sulaukia ir meno kritikų pripažinimo. Kaip manote, kodėl taip yra? Bet žinokit, šitie visi procesai... Ar toks menas tikrai atspindi visuomenės interesus? Niekada neteisiu ir niekada aš tiesiog nežiūriu to. Lengviau man pasirinkti, nežiūrėti, negu kad ten galvoti, o tai čia daug, suprantat, apie tas įtakas. Man atrodo, kad visi tie procesai ir tie visi meno kūriniai, ten tokie ar tikri, nesvarbu, jie atspindi, kokia yra mūsų visuomenė šiandien. Taigi tai yra labai įdomu. Tiesiog labai įdomu. Jeigu yra 3 tikro meno parodos ir 100 šūdo, atsiprašau, tai mes turim suprasti, kokia mūsų visuomenė. Viskas. Tai manote, man atrodo, čia yra tiesiog tą priimti kaip kažkokį ženklą. Ir viskas. Tavo siela žiūrėdama priešinasi. Ji nesupranta, nenori suprasti tų dalykų. Bet žinot, kiekvienas iš tikrųjų atsirenka. Aš tai šiaip galvoju, kad visiems pasaulio vietos užteks. Tegul egzistuoja viskas. Tik tai nenusiriskime kur nors. Čia tiesiog galbūt pasirinkimo klausimas, kurį jūs ką tik įvardinate. Jo, nes tikrai aš negalvoju, kad tai, ką aš darau, yra
čia jau geriau, geriausia ar ten kažką. Nu, suprantat, nes tikrai gal ir tos kitos parodos atranda ten savo tą žiūrovą ir kuris, pavyzdžiui, išsineša iš ten kažką, kodėl ne. Mes nežinom iš tikrųjų. Tai vėlgi grįžtant prie to principo, kad viskas iš meilės pagarbos. Tegul egzistuoja. Taip. Suprantat, tegul viskas būna. O mes atsirinksim, noriu žiūrėti, nenoriu, patinka, nepatinka, jaudina, nejaudina, suprantat. O kai mes ten teisėm kažką, ten kritikuojam, o Jėzus, nereikia. Neįkvokit savęs, mes nepakeisim pasaulio. Taip, taip. Save tik. Tas kompasas yra mūsų viduje, o ne meno kritiko rankose ar kažkieno dar ten, ar ne? Nu, tai jau Va, tikrai būtent taip. viduje tas. Ką sukelia tai, kur tu nueini ir ką žiūri, ką tu pasikabini savo kambaryje, taip, tas paveikslas, ar jis įkvepia, ar priešingai. Tai, ačiū. Žmogus patiria tiek skausmo, tiek liūdėsio akimirkas. Tamsius išgyvenimus ir šviesius išgyvenimus. Menininkas savo kūryboje užfiksuoja tai, ką pasirenka užfiksuoti. Kiekvienas nuo savo vidaus. Kaip Jūs manote, kiek yra svarbu, iš kokios būsenos gimsta kūrėjo kūriniai? Kiek Jums svarbi Jūsų vidinė būsena, ar tai? Aš tik tai vieną noriu pasakyti, nebijokit skausmo. Žinokit, nes iš tikrųjų aš iš to jausmo pastačiau viską. Beveik, tikrai. Iš tų visų traumų, ten kažkokių ten nuo vaikystės pradedant, nežinau. Man atrodo, tai yra pats geriausias jausmas, iš tikrųjų. Kai tu gauni sukrėtimą iš vidaus ir jis nori, tas visas sukrėtimas, jisai nori išeiti į išorę. Ir jis reiškia, pasiverčia vat, kažkokią formą, bet mano atveju spektaklio. Kai aš buvau nelaimingai įsimylėjus ir mane metė, aš padariau 3 žiauriai gerus spektaklius. Suprantat? Nu, tai va. Tai ką blogai? Labai gerai. Jūsų kūryba atiteko ne tam vienam, o 3 spektakliam ir daugybė žmonių. Bet iš tikrųjų, ta prasme, čia reikia pakeisti požiūrį į ašaras ar negatyvą, ar ten tą skausmą. Žinot, kaip paskui net labai norint to nebejauti. Nu, su metais. Tikrai, žinokit, taip, kad už tai visą tai, kas dar aštru, tu dar gali labai aštriai pajausti, tai reikia tik džiaugtis. Nesvarbu, kas tai, kančia, meilė, ten skausmas, nesvarbu. Jeigu mes galim dar pajausti, tai aštriai reikia mėgautis tuo išgyvenimu. Bet tai Jūs taip subtiliai tą mokate ir darote, kalbate, bet būna, sakykime, žmonės, kurie savo tą vidinę kokybę, psichinę energiją, jie iškrauna į savo kūrinį ir deda tai kitiem. Tai va čia galbūt tas būtų Bet tai ir gerai, bet tai gimsta meno kūrinys, nu gerai, ne meno, nežinau, koks skirtumas. Kiekvienas kūrinys. Pats renkasi. Jo, po to jau kas ten pasižiūrės ir ką rezonuos, tai jau mesgi nežinom iš tikrųjų. O atsakomybė kūrėjų yra už tai, ką jisai. Aš tai nežinau, paleidžia į aš pagal pasaulį. save tik galiu spręsti. Čia vėlgi yra pagarba ir meilė žiūrovui. Aš turiu jam su juo kalbėtis, kadangi aš per spektaklį kalbuosi su žiūrovu, tai jau tikrai labai kažkokiu giliu, svarbiu, reikšmingu. Tai turi būti toks pasidalinimas. Tikrai niekada savo neleidau kažkaip pagalvoti, kad galiu liesti temą, kuri žmonijai nebūtų svarbi. O tokių temų tai yra visos. Jo. Ir kuo baisesnė, tuo geriau. Jo. Tokios sudėtingos asmenybės kaip meno pasaulyje, kaip Van Gogas, Bethovenas, Čiurlionis ir panašiai sukūrė tokius iki šiol išlikusius ir iki šių dienų vertinamus darbus. Ko reikia, kad darbas taptų gyvu?
reikia, kad per tave reikštųsi Dievas. Viskas. Taip. Nuostabus atsakymas. Ir dar vienas mano klausimas, aš tik jį pasižymėjau su žvaigždute, sakiau, jeigu spėsiu. Tai spėjau. Jūsų paskutinis spektaklis, Dievo iškrito pavadinimas, Karalių pasaka, kur buvau. Nu, ta pabaiga labai įdomu buvo. Kas nors matėt Čiurlionį? Dažnai Karalių pasaka mano, ar matėt? Buvo šokėjų Nedaug. komanda ir jie, aš tada trumpai, jie su žvakėm atėjo į sceną ir skambėjo salėje Tėve mūsų. Taip. Ar galėtumėte, kaip jums tas atėjo, nes tai yra drąsus žingsnis, kad spektakliuose mes tai girdim. Čia ne apie tai. Čia ne joks nedrąsus žingsnis. Čia tai, kad Čiurlionis taip mirė, tai mes turim visi atgailauti. Čia apie tai yra. Dėl to, jūsgi matėt, kas matėt, finalas yra ilgas. Ir manęs klausia, tai o kodėl jo ilga tokia mirtis? Kodėl, reiškia, čia tu taip... Bet suprantat, mes, reiškia, va čia tautos herojai mūsų, va Čiurlionis. Nu pasakykit man, kaip mirė Čiurlionis? Bet kas nors pasakykit man. Psichiatriniai. Nu, va tai gerai, bet kaip jūs įvardintumėte, kaip jis mirė? Nu va, o žinot, kaip sako, tai jis išėjo į lauką, reiškia, susirgo plaučių uždegimu ir numirė. Ne, jisai metus laiko buvo pustelnikė, psichiatriniai ligoniniai, kur gydė tais metodais, kuriuos mes visi žinom, kaip tais laikais gydė. Į šaltą vandenį murkdė, elektrošokų, atėmė, neleido, reiškia, tapyti, atėmė visas, reiškia, drobės, drobius niekada ir neturėjo, bet turiuomenį, neleido jam tapyti, piešti. Taip, suprantat, jisai metus laiko buvo atskirtyje. Tai jūs galite įsivaizduoti, kas su žmogum, ir mes to nežinom, nes jisai mūsų sąmonė išėjo pasivaikščioti, susirgo plaučių uždegimu ir numirė. Tai ne žmonės, žinokit, kaip jis numirė. Ir ateikit ir žiūrėkit tą finalą. Va tą, suprantat, kur aš noriu parodyti tą jo tiesiog šviesaus žmogaus kančią, kuris nemoka už save pastovėti. Suprantat, nes dėl ko man visą laiką aš už save nepastovėsiu, bet už talentingą vaiką, tai tik palieskit jį. Suprantat? Todėl, kad jie nemoka apsigint. Jie yra tokie kiti. Suprantat, kad mes turime jiems padėti. Suprantat, padėti skleisti jiems jų šviesą. O Čiurlioniui nepadėjo. Suprantat, jis gimė negerų laikų. Todėl, kad buvo kas jam padėjo, ten Bronislava Volman, turbūt dar ten kažkokie draugai, bet iš esmės jo maštabas ir jo sugebėjimas, reiškia, būti, iš vis tiesiog tą pasaulėžiūrą, vėlgi jisai ją turėjo. Juk jis ten ant tų visų, ten tų kažkokių skutelių, popieriukų, reiškia, ištisai piešė, suprantat. Tai vat neatsirado tiesiog žmogus, o tais laikais buvo būtina turėti kažką, kas tiesiog paprasčiausiai finansuotų tavo kūrybą. Jūs galvojat, kad, pavyzdžiui, koks nors kompozitorius, ten nežinau, Čaikovskis, pavyzdžiui, tai jis konkrečiai turėjo moterį, tokia, reiškia, vyresnė, kuri dvarininkė, nežinau, kaip turtinga tiesiog, kuri tiesiog jo simfonijas, kodėl jam gyvenant grojo, atliko, todėl, kad jinai viską finansavo. O taip tai jūs galvojat, mes ten žinotumėm tokią pavardę? Nu ne. Carnegie Hallo atidarime skambėjo jo kūrinys Amerikoje, jis plaukė su laivu, reiškia, į atidarimą, suprantat. Tai iš kur visa tai?
Todėl, kad kažkas suprato ir kėlė jį. Lygiai taip pat Čiurlioniui reikėjo tos jėgos, kuri jam padėtų. Tai vat. Tai dėja jis to neturėjo, tai dabar už tai jums visiems 20 minučių finalas jo mirties. Dramos teatre. Ateikit pasižiūrėti. Nu tikrai, jo, todėl, kad aš noriu tos tiesos. Mes viską, kaip čia pamirštam, žinot, kaip atrodo, kad, ai, nu tai čia kažkaip. Tai vat, bet tas spektaklis apskritai yra apie tą, galbūt, aš net galvoju, kodėl jis toks populiarus. Tai neateina pasižiūrėti Čiurlionio istorijos, kad nereiktų knygos skaityti, žinot. Ne. Todėl, kad kiekvienas žmogus mato ten savo kelią. Nuo vaiko iki suaugusio. Reiškia, ką mums kiekvienam iš tikrųjų reikia praeiti tam, kad tapti. Ir netgi netapti. Vat aš nemėgstu, matot, negerą žodį pasakiau. Tam, kad tu galėtum išreikšti save. Va čia gal tiksliau yra. Nes tapti, tai va čia yra klaidinga. Todėl, kad tiesiog duokit galimybę išreikšti save. Viskas. Ir pastebėkit talentingus žmonės ir duokit jiems irgi. Mes turim visiems padėti. Tai va, kas padarys mūsų pasaulį gražesnį. Ir kad galbūt tarp jų tarpe atsiras žmogus, kuris va visą šitą chaosą sustabdys. Suprantat? Tai va, čia grįžtant į pradžią. Tai va. Ačiū, Andželika, už labai gilias įžvalgas. Aš klausimų neturiu. Ir džiaugiuosi, kad galiu užleisti klausytojams galimybę klausti, kol turime tokį svečią. Prašom. Prašom. Mikrofoną jums paduos. Aš labai norėjau paklausti, tikrai daug, aš pirmą kartą vis klausau, aš tiesiog esu sužavėta apie meilę. Vat kaip auginti tą meilę tikriausiai jauname žmoguje, nes jau kai jis susiformavęs jau yra per vėlu. Tai vat kas gali takoti, vat kad ta meilė vis dėlto atsirastų, jeigu jos nėra, arba kokios tai priemonės įmanomos, augant arba kažkokiai. Aš tai sakyčiau, maži dalykai. Pradėti nuo mažų dalykų. Kasdienybė. Vis tiek, žinot, kaip kasdienybė. Pavyzdžiui, išmokti dėkoti kitam. Pastebėti, ką jis padarė gerai. Pavyzdžiui, ten tavo atžvilgiu arba kito atžvilgiu. Paprasčiausiai apkabinti. Tiesiog. Yra kažkokia statistika baisi, kur ten, reiškia, kiek šeimoje skiria, pavyzdžiui, vaikam, tėvai, ten vos ne 10 minučių į dieną, reiškia, tokio asmeninio dėmesio. Tai galite įsivaizduoti. Tai kas iš jų, tai mes stebimės, kas iš jų gali išaugti. Jeigu vaikas tik gimsta, jam toj pat, reiškia, auklės 2, ten, žodžiu, tėvai nekuria ryšio tokio. Ir aišku, tas laikmetis, nes mesgi visi voverės, žinot kaip. Darbas namai ir irgi ar turi prasmę šitas veiksmas. O ypač tie, kas ryžtasi turėti vaikų, tai aš nežinau, man atrodo, tas ryšys yra tiesiog būtinas. Per paprasčiausią, šiaip paimkite savo vaiką už rankos grįžę, tai jisai sutriks. Sakys, kas čia, kodėl tu tai darai, suprantat? O tai turi būti norma, tai turi būti norma. Ir mes turim daryti to daug. Tai tada jis išmoks daryti tą su kitu. Jam bus tai irgi norma, jeigu šeimoje tie dalykai yra, sakykime, daromi. Tai va, nes dabar mes labai nejaučiam, kad yra ta atskirtis, kaip įkūriama. Tas covidas, reiškia, jau mus, įsivaizduokit, kaip aš, pavyzdžiui, jaučiu ant savo mokinių, tie, kurie, nes 2 metus vaikščiojo su kaukėm, jie nebeskiria emocijos.
Įsivaizduojat, vat buvo uždengtas veidas ir vat kaip galima, tai reiškia, vat jis turi išeiti į sceną ir aš suprantu, kad jis nesupranta emocijos. Jis negali veidų, pavyzdžiui, būti, ten nežinau, piktas ar šiltas, ar, nu, jis nepadaro tos gradacijos dėl to, kad jis jos nematė. Va, jį buvo kas uždengta. Ir vat nuo tų mažų dalykų, kaip viskas prasideda į blogą pusę, taip gali prasidėti į gerą. Man taip atrodo. Koks būtų jūsų patarimas tam jaunam žmogui, nebūtinai vaikui, bet jaunam žmogui, kuris per gyvenimą iš tikrųjų dar nežino, kas jis yra ir iš esmės šitame ganėtinai dideliam chaose vykstančiam pasaulyje, kaip jūs sakot, užgoštas yra ganėtinai ir tiesiog nuo ko jam pradėti, koks būtų jūsų iš savo pusės patarimas? Galima pasakyti iš vienos pusės, kad toks laikmetis yra. Ir nuo ko pradėčiau aš, tai nebūtinai jam tai bus, kaip čia, kelias. Nežinau, žinot, kaip, man atrodo, pagrindinis gal toks dalykas yra, kad suprasti, kas yra įtaka, o kas esi tu. Bet tos įtakos yra tiek daug aplinkui, nu įsivaizduokit, nes jau tokie yra kažkokie kodai, nes šeimoje vaikas auga, jisai mato tik pavyzdį tėvus. Ir tai, kaip jie rekomenduoja arba liepia jam elgtis. Suprantat? Ir tik paskui vyksta tas išsilukštenimas. Kai jis atsiplėšia, kai vaiko siela 14 metų maždaug atsiplėšia nuo mamos sielos, jo, dėl ko yra ta paauglystė. Jo, ir tai va tada jisai, reiškia, bando identifikuoti save. Tai vėlgi mes pusę gyvenimo arba netgi visą vaduojamės nuo įtakų. Tai nežinau, čia šiaip toks, man atrodo, irgi uždaras yra ratas. Ir kažkam tiesiog pasiseka save atrasti, o kažkam ne. Bet nebūtinai tai yra nesėkmė, nežinau. Aš nežinau. Taip. Kadangi atvažiavau net iš Klaipėdos, buvo pokalbių diskusijų popietė skirta vėlinių laikotarpio apmąstymui. Tai va jūsų norėčiau ir paklausti, būtent kaip jūs žiūrite į mirtį, savo mirtį? Kaip jūs ją suprantate ir kaip žiūrite? Labai paprastai. Nesureikšminu visiškai. Aš net galvoju, aš 5 kartus buvau savo gyvenime, pavyzdžiui, autoavarijoje. Pavyzdžiui, jo, nes nebūtinai su kiekvienu žmogu taip gali atsitikti, tiesa, tai aš nebuvau arti. Tada turėjau, reiškia, gaisrą, kaip pilnai sudegė, kai man buvo ten 30, ne 29 metai, žodžiu, mano viskas. Tokia irgi savotiška mirtis. Tai nežinau, žinokit, kažkaip paprastai, kai tu jau supranti, kad šitas gyvenimas tai nėra čia kažkoks stebuklas, čia kažkaip mes čia apgauti esam, mus čia atsiuntė tam, kad mes tarsi išsivalytumėm nuo kažko. Nu taip, nes mes turime tapti geresni. Pagrindinis, reiškia, prasmė gyvenimo, kaip gaunasi finale, juk ne ten 50 tavo būtų, ar ten 20 mašinų, suprantat? Reiškia, kaip tu miršti? Ar tu laisvas, laimingas ir šviesus, ar lygoje ir kančioje? Viskas, tai čia įsivaizduokit, vienintelis dalykas, kas lieka žmogui. Tai ir viskas. Tai žodžiu, aš tai kažkaip galvoju, tiesiog reikia skirti savo gyvenimą tam, kad tu būtum geresnis, taptum geresnis. O jau ten, kaip jis baigsis, tai jokio skirtumo iš vis. Tai vat. Aš tiesiog iš jūsų to laikinumo ir trapumo gyvenimo perspektyvos, kad jūs taip priimate gyvenimą, sakykit, ar jūs ir kuriate kiekvieną spektaklį taip, lyg jis būtų paskutinis, ar vis dėlto jūs kažką esate paruošusi tam gal nuskaidrėjimo etapui?
Bet čia Nežinau, vėlgi ar aiškiai uždaviau aš suprantu, klausimą. ką jūs sakot, bet vėlgi iš tos pozicijos liktai, kaip čia aš turėčiau būti susireikšminus. Tai nežinokit. Čia mane tiesiog aplinka spaudžia visą laiką tai daryti. O aš mielai gulėčiau po palmę kur nors, kur šilta. Tikrai. Ir tikrai negalvoju apie ten paskutinis ar ne paskutinis, žinot kaip. Tiesiog kažkaip, nu taip natūraliai gaunasi, nežinau. Tai, pavyzdžiui, ten jaunystė gimė todėl, kad aš turėjau ten klasę vaikų, iš pradžių ten 11 vaikų. Nu tai aš jiems pastačiau tą spektaklį. Tai, kad jis ten dabar 3 metus negalima bilietų gauti, taigi, nu, ką žinau, nu, tai reiškia gal geras, taip. Tai aš džiaugiuosi, kad vaikai šoka tenai, kad reiškia jie tos tėvų ir vaikų santykius ten supranta, nu, iš vis gyvenimą supranta per tą spektaklį. Tai ar aš galvoju, ar jis bus paskutinis? Ne, nežinau. Nes aš jau žinau, kad jau lipa ten dar kažkas ant kulnų ir ten prašys, nu tai dabar jau operą turi pastatyti. Nu tai va taip tiesiog aš darau ir ką žinau. Suprantat, man labai lengva tai daryti. Tai galbūt čia yra esmė. Bet aš turiu tik tai būtinai pasirinkti temą tą, kurią jaučiu, kad jaučiu. O ne šiaip savo. Ten, pavyzdžiui, imti ir statyti. Aš esu daug ko ten, sakykime, ir atsisakiusi. Vien tam, kad nedaryti to, ko aš nejaučiu iki galo. Pavyzdžiui. Tai va, tai dar ne paskutinis jau ten jau tų planų siaubas yra. Bet, aš žinot, kaip galvoju, kad darbas yra vienintelis dalykas, kuris gyvenime kinta. Nes šiaip, pavyzdžiui, ten buitis, jinai pasidaro tokia pati, o pavyzdžiui, tu tik tai realiai darbe gali susikurti savo įvairovę. Ten, nu bent jau aš, ten toj trupėje statyti, kitoj, ten tokią temą imti kitą. Tai vat, tai padaro, nu kažkaip nuspalvina tą gyvenimą, o šiaip tai, man atrodo, šiaip yra labai neįdomu gyventi. Taip kad jeigu ten apie tą mirtį, tai nors rytoj. Paprastai, labai paprastai, va taip tiesiog, va kaip nuotraukai, va taip guli. Oi, ne, labai. Bet Andželika, jūs savo darbus labai vadinate patinka. Tarnyste, tai reiškia yra kažkokia tai svarstyklėse persvara, ar palmė, ar ta kita lėkštutė. Gal kažkokia kita prasmė dar yra? Nežinokit. Ne, aš žinau, kad jūs norit, kad aš pasakyčiau, kad čia labai viskas yra prasminga ir ką aš darau yra labai prasminga. Jeigu tai atsiliepia kito žmogaus jausmui ir veiksmui, tai va aš būsiu laiminga nuo to. Viskas. O spektakliai yra labai efemeriškas dalykas ir menas apskritai. Žinot, kaip šiandien yra, rytoj nėra. Ir viskas. Ir čia kažkokią kurti to vertę ar savęs reikšmę. Žinot kaip. Nu. Tai vadinasi, ant tos kitos lėkštutės, kas nukonkuruoja palmė ir smėliukas, taip, yra kiti žmonės laimingesni. Tai aš nežinau, ar jie laimingesni, bet aš taip norėčiau, kad tai būtų, nes mes visą laiką, žinot, kaip būna nusilenkimai. Ir ypač vaikam aš sakiau, kadangi, nu, jie iš tikrųjų mažiukai, aš nežinau, tapšina, kas matėte jaunystę, tai suprantat, apie ką aš kalbu. Kai jie eina lenktis, aš visą laiką sakau, pasižiūrėkite į žmonės, į jų akis. Juose jūs matysite atsakymą į tai, ką jūs dabar šokote. Tai vat, tas visą laiką toks pasižiūrėti į žmonės, į jų akis. Ir tas įdomiausia būna, kad jie ploja visi kaip, nu, vat, toks, žinot, kaip, tokioj vienoj natoj visi būna. Ir žiūri irgi. Visi tuo metu atrodo kaip šventi. Suprantat? Tai jeigu mes tą jausmą galime pasiekti, tai jeigu tom 2 valandom pakėlėm žmonės nuo debesies, tai yra laimė. Ne menininko, o žmogaus mokančio statyti spektaklius.